Apie sveikatą ir gyvenimą. Labadiena, brangus FM99 klausytojai, studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Šiandien laidoje apie sveikatą ir gyvenimą mes sustokime akimirkai, paklauskime savęs, kada paskutinį kartą tikrinome sveikatą, ne tada, kai jau skauda, o tada, kai dar viskas atrodo yra gerai, nes skaičiai kalba labai aiškiai. Lietuvoje kasmet nuo storosios žarnos vėžio miršta apie 900 žmonių, tai kelis kartus daugiau nei žūsta eismo įvykiuose. Pavyzdžiui, skrandžio vėžiu kasmet suserga apie 800, miršta net 600 žmonių. Skaičiai tikrai gąsdinantys ir šiandien mes apie tai kalbėsime su Nacionalinio vėžio centro chirurginės onkologijos centro vadovu, docentu daktaru Audriumi Dulsku. Labadiena, gerbiamas Audriau. Taip pat sakau labadiena pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos Pola direktoriai Neringai Čekienei. Labadiena, gerbiama Neringa. Sveiki. Iš anksto dėkoju Jums už tai, kad sutikote skirti savo brangaus laiko radijo klausytojams. Ir štai Pola kartu su specialistais pristatė sergamumo skrandžio žarnyno vėžių situaciją Lietuvoje. Ir Jūsų pristatyme, gerbiama Neringa, buvo pabrėžta, kad gyventojai vis dar per mažai naudojasi vėžio prevencijos programomis. Tai gal prašyčiau Jūsų pristatyti, kokia yra ta situacija Lietuvoje, būtent kalbant apie skrandžio ir žarnyno vėžį. Gal aš pradėsiu, gerbiamas gydytojas Audrius papildys, jeigu bus toks poreikis, tai kas svarbu pažymėti. Skrandžio prevencinės programos šiuo metu neturim. Turim mes iš tikrųjų kolorektalinio vėžio, žarnyno vėžio patikros programą, kuri yra labai paprasta. Žmogui reikia atlikti tokį greitąjį testą, kurį gali atlikti ir kiekvienas namuose. Tačiau, ką matom, kad žmonės tik tais apie 50% tų, kurie gauna kvietimus, tą testą atlieka, kita vertus, ne visi žmonės ir tą testą gauna. Tai todėl bendros dalyvavimo tendencijos yra mažos ir todėl, kaip jūs įvardinot, nepaisant to, kad programa veikia 20 metų, pas mus mirštamumo statistika yra labai didelė. O jeigu žmonės dalyvautų aktyviai, kiekvienas, kuris yra pakviečiamas, atliktų šitą paprastą testą, jeigu rastų slapto kraujavimo požymio, vėliau atliktų kolonoskopiją, tai nesusirgtų šio vėžio būtų pašalinami ikivėžiniai dariniai ir žmonės toliau sėkmingai gyventų pilnavertį gyvenimą. Dėl skrandžio patikros vėlgi ta pati analogiška situacija, žmonėms liga diagnozuojama tada, kai jos būna daug, kai jau būna labai aiškus simptomai, nes pradiniai simptomai yra labai nespecifiniai, ten graužia rėmo, papučia pilvą ir kol žmogus jau kreipiasi aiškiems simptomams pas specialistą, ligos būna daug ir todėl ir ta išgyvenamumo statistika nėra tokia. Tuo tarpu vėlgi egzistuoja endoskopinis tyrimas, kurį atlikus laiku liga būtų pagaunama anksti. Tai čia yra iškart naudojasi proga žmonių to sąmoningumo, to tokio budrumo, nes ankstyva diagnostika išties gelbsti gyvybės, testai yra paprasti ir labai veiksmingi. Toje ataskaitoje dar vieną tokį neraminantį faktą teko paskaityti, kad ligos jaunėja ir vis dažniau tą diagnozę pasiekia žmonės, kurie tikrai dar tik kuria, atrodo, gyvenimą, augina vaikus, planuoja ateitį. Kodėl taip yra? Galbūt Jūsų, Audriau, galėčiau klausti, kas yra, kas tai lemia, mūsų gyvenimo būdas, kodėl? Iš tikrųjų, tokių aiškių duomenų mes neturime, kad pats vienas dalykas būtų atsakingas už tą jaunėjimą ir iš tikrųjų tai yra daugiadalykė problema. Tai aišku, pirmiausia, tai, ką mes valgome. Tai visas tas greitai pagaminamas, ultraprocesiškai apdorojamas maistas, jisai galbūt skanus, galbūt greitai paruošiamas, tačiau jisai yra, nepabijosiu žodžio pasakydamas, panaudodamas nuodas. Taip pat, aišku, genetika, aplinkos veiksniai, mažas fizinis aktyvumas, daugėja nutukusių žmonių su viršsvoriu, nutukusių, kurie turi ir lėtinį uždegimą, kuris galiausiai ir sąlygoja tą ankstyvą vėžio atsiradimą. Kitas dalykas blogas, kad jaunam žmogui, tiek mes specialistai, tiek ir jauni žmonės, dažniausiai mes negalvojam apie tą patį blogiausią variantą, kad jau yra vėžys. Ir tiek patys žmonės pradeda pirmiausia gydyti gerybinės patologijas, jeigu kalbėtume apie apatinės virškinimo trakto dalies, tai galbūt galvoja, kad tai yra hemorojus, pakraujuoja iš hemorojaus ir pradedam pusę metų ar 3 mėnesius gydyti hemorojų. Tačiau jau būna užuomazgos to vėžio ir dažniausiai
tas kelias iki diagnozės jaunam žmogui yra ilgesnis ir dėja ta stadija jau būna didesnė. Kalbant apie viršutinę virškinamo trakto dalį, ten irgi ar tai yra jau paminėtas neringos rėmuo, pamaudimas kartais, irgi žmonės numoja ranką, aš turiu daug streso gyvenimas, daug streso darbe, tas tiek virškinimo pakitimas, tiek kitas simptomai galbūt yra susijęs su tuo begaliniu stresu, begaliniu skubėjimu gyventi. Ir tas dalykas turbūt ir uždelsia mūsų diagnostiką ir turime tas vėlyvesnės stadijas ir aišku blogesnį išgyvenamumą. Gerbiamas Audriau, štai kalbu apie tą jaunėjantį amžių, o jūs kaip chirurginės onkologijos centro vadovas, papasakokite, o kas yra jaunėjantis amžius? Jaunesni reiškia, kad mes visada kalbam apie vėžį ir rizikos veiksnį amžių nuo 50 metų. Tai iki 50 metų, kalbant apie virškinamąjį traktą, mes laikome, kad tai jauno amžiaus žmogaus liga. Tai iki 50 metų ir visada tų jaunesnėme amžiuje vėžių būdavo. Tačiau jų būdavo iki 10%. Dabar mes matom, kasmet vis ten dalimi procento tas skaičius auga ir 50 metais tai bus dažniausiai. Turbūt iki 20-30% bus vėžių šioje amžiaus grupėje. Ir jau dabar, kalbant apie storosios žarnos vėžį, tai yra dažniausia mirties priežastis nuo vėžio iki 50 metų amžiaus grupėje. Tai tikrai pasiekia skaudžiai, pasiekia dažnai ir dar pakartosiu, pasiekia skaudžiai, nes dažniausiai mirštama nuo šio vėžio. Kokia yra tikimybė procentaliai, sakykime, kadangi tai yra didžiausias mirštamumas būtent nuo onkologinio susirgimo, procentaliai pasveikti? Procento tokio labai priklauso nuo stadijos. Stadija yra pagrindinis tas prognostinis faktorius. Jeigu mes kalbėtume apie pirmą stadiją arba iki vėžinės būklės, tai išgyvenamumas yra lygiai toks pat kaip iš sveikų žmonių, kartais net būna aukštesnis. Šios grupės žmonės, jie labiau kreipia tada į savo organizmą dėmesį, įsiklauso į visokius susirgimus negalavimus. Jeigu kalbam apie 4 stadiją, mes jau procentą turim 10, 12, 15, 5 metų išgyvenamumo. Tai, matot, 100 vienoje pusėje, kitoje 15. Tai turbūt tas pagrindinis faktorius, pagrindinis veiksnys ir pagrindinis argumentas, kad visgi reikia. Pirmas dalykas, jeigu yra patikros programa ir tinkamas amžius, tai dalyvauti joje. Jeigu dar per anksti patikros programai, tas amžius per ankstyvas, tai kreipti dėmesį į simptomus ir neuždelsti. Pakalbėkime dar šiek tiek apie simptomus, kad, radijo klausytojams būtų šiek tiek aiškiau. Jūs ir gerbiama Neringa užsiminėte apie tokius, atrodytų nelabai reikšmingus, pakraujavo šiek tiek, tai gal hemorojus ir tų liaudiškų priemonių visokių žmonės imasi, gal kažkokio vaisto vaistiniai pasiteirauja, skrandį pamaudžia, tai čia, kaip ir jūs minėjote, tai stresas, tai dar kada jau reikėtų iš tiesų atkeliauti pas gydytoją ir pasitikrinti, nes mes puikiai žinome dar tą problemą, kad ir eilės labai didelės, patekti pas specialistą yra problema, tai kitą kartą net ir norint taip greitai gali nepatekti. Į ką atkreipti dėmesį, kas yra tos raudonos lemputės, kad visgi einam ir tikrinamės ir nesijaučiam kalti, kad užimam galbūt kažkieno vietą ir prailginam eilę? Turbūt svarbiausias dalykas tai yra laikas, kiek laiko tie simptomai užtruko. Jeigu jis yra vienkartinis ar pakraujavimas ir jisai daugiau niekada nesikartojo, galbūt ir nereiktų labai sunerimti. Tačiau laikas, jeigu užtrunka tie simptomai bent 4 savaitės, jau reiktų sunerimti. Aišku, atveju nelygus ir galbūt net ir tas vienkartinis pakraujavimas jau gali būti ženklas, ypač jeigu yra kažkokie kiti simptomai šalia, tai svorio kritimas nepaaiškinamas, pilvo pūtimai, tuštinimosi sutrikimai, tai yra kaitaliosi viduriavimais, užkietėjimais, pakito išmatų forma, pakito dažnis, dažniau einam į tualetą ar atsirūdimai, atpilimai maisto net virškinto. Tai jeigu yra bent jau grupės simptomų ir šeimoje kažkas ypač yra, jeigu turėjęs panašių ligų, tada jau tas ir laiko faktorius nebetampa toks svarbus.
Aš norėčiau jūsų galbūt, gerbiama Neringa, klausti, štai ir jūs, ir gerbiamas docentas daktaras kalba apie tai, kad labai svarbu laiku diagnozuoti. Ir jūs užsiminėte mūsų pokalbio pradžioje, kad daug žmonių nepasinaudoja progą, kad yra tie kvietimai ir kad galima tiesiog profilaktiškai pasitikrinti. Jūs kaip asociacijos direktorė, kaip jūs matote, gal žmonės patys dalyjasi, kodėl jie nepasinaudoja progą pasitikrinti tiesiog savo sveikatos, kai sulaukia kvietimo? Čia, žinokit, yra kelios priežastys. Visų pirma, ar ne, ir šeimos gydytojai tą sako, kad apie išmatas ar ne atlikti visus kitus testus, pavyzdžiui, ten krūties mamografijos patikrinimą ar PSA testą vyrams yra paprasčiau, tačiau netgi tą patį skrandžio endoskopinį tyrimą, tačiau išmatos amžiais buvo asocijuojamos su nešvara, tam tikra tabu ir žmonės patiria tą tokį emocinį nesmagumą, kaip aš čia dabar kažką darysiu. Tai tas yra labai svarbu ir dėl to jie ir linkia atidėlioti. Kažkada vėliau padarysiu, kažkada prie to prisėsiu, tai labai svarbu tą suprasti ir save paskatinti per tą nepatogumą perlipti. Kitas aspektas tai yra baimė, kad gyvenimas pasikeis. Dalis žmonių sąmoningai supranta, ar ne, kad jeigu jau vėžį turi, tai tu jį turi. Tačiau tas toks atidėliojimas, kad aš bijau ne tiek tyrimo, kiek atsakymo, jisai daliai žmonių tikrai veikia ir tada, nes tiem žmonėm yra lengviau gyventi nežinioje, nei diagnozijai. Bet šioje vietoje aš labai norėčiau paskatinti žmonės nebijoti ir nors, gerbiamo docento įvardinti skaičiai, kad kai jau ligos daug, tai išgyvenimo statistika yra pakankamai nedžiuginanti, 10-15%, bet mes tarp savo bendruomenės narių turim žmonių, kurie ten ligą diagnozavus 3 stadijoje gyvena sėkmingai ir aktyviai 10 metų. Taip yra daliai žmonių tas gydymas sudėtingas, išvedamos stomos. Tačiau netgi ir su stoma žmonės išmoksta gyventi, gyvena pilnavertišką gyvenimą, tad labai yra svarbu tą baimį neleisti užvaldyti, nes vėžys visada laikui jautri liga. Ir kaip jūs sakot, žmonės galvoja, čia ilga eilė, tai aš geriau palauksiu, bet ilga eilė 2 savaitės. Tai su simptomais tikrai daugelis žmonių per 2 savaitės patenka ir tai nėra tiek jautru pas šeimos gydytoją, o vėliau jau užsidega žalieji koridoriai, jie tikrai veikia onkologijos centruose, dažnai ir mūsų apklausos liudija, kad kai kurie žmonės net per savaitę patenka, didžioji dauguma mėnesio laikotarpyje, tai tas jau yra aiškus signalai ir siuntimai, gydymo kelias užsiveda labai greitai. Labai svarbu tik neįjungti dar to 3 faktoriaus, kuris veikia kritinį masę žmonių, tai yra aš vėliau. Šiandien tam neturiu laiko, gavau kvietimą, bet aš užsiregistruosiu čia rytoj, ar po savaitės, ar kai grįšiu iš atostogų. Ir tas atidėliojimas, jisai niekada neateina. Ir tos 3 priežasčių derinys, kad man nemalonu, aš nenoriu išgirsti diagnozės, aš dabar neturiu laiko, aš kažkada vėliau ir sąlygoja tą tokį žemą dalyvavimo procentą, kas veikia žmonių nenaudai. Ir vėliau pats gydymas, jisai būna daug ilgesnis ir kainuoja sistemai daug brangiau. Ar šios ligos, šie susirgimai, žarnyno, skrandžio, ar jie yra skausmingi? Ar gali būti irgi viena iš priežasčių, galbūt žmogus nejaučia kažkokių skausmų didelių, nes kai mums skauda, tai jau tu čia gali nenori atidėliot, vis tiek jau reikia kažkaip kreiptis. Kaip su tuo pojūčiu, kai žmogus suserga, tai yra juntama? Pirmiausia, tai kas liūdniausia, kad tos ankstyvos stadijos neturi jokių skundų. Dėl to ta patikros programa ir veikia tik tada, kai mes turime besimptomį žmogų, kai jisai neturi jokių skundų, tada mes galim anksti pagauti iki vėžinės būklės ir vėžį. Kai jau atsiranda simptomai, skausmas būna jau vėlyvas simptomas. Galbūt skrandžiui jisai dažniau, bet kalbant apie storosios žarnos, tai nebent navikas būna labai arti išangės ir ten yra labai jautrios zonos, kurios yra skausmingos. Tačiau ankstyvose stadijose dėja mes tų simptomų neturim ir skausmas dėja būna tik tai jau vėlyvas arba vėlyvesnis simptomas. Pastaruoju metu ypatingai daug ir viešoje erdvėje, socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje matyti ir straipsnių ir žmonių pasidalijimų, kaip jie net ir vėlyvesnės ir jau tas vėliausias vėžio stadijas įveikia patys įvairiom liaudies priemonėm, badavimu ir mitybos keitimu ir taip toliau. Jūs kaip specialistus, kaip jūs vertinate tuos straipsnius, tuos pasisakymus, nes tikrai yra žmonių ir aš pati asmeniškai pažįstu, kurie sako, jeigu aš susirgčiau,
aš tikrai nesikreipčiau į medikus, aš imčiausi va to ir to, badaučiau ir panašiai, ir aš įveikčiau. Jūsų kokia yra nuomonė būtent apie tokias situacijas? Tai yra išties tiesa, yra dalis žmonių tokie ir mes sulaukiam skambučių, kai jau diagnozavus ligą, paskyrus gydymą, žmogus išsigąsta gydymo. Sako, aš numirsiu ne nuo ligos, o nuo gydymo. Taip. Tai baimė viena vertus yra suprantamas dalykas, kitas šioj vietoj, ką mes visada pabrėžiam ir stengiamės tą žmogų kelis kartus kalbėti, nes laikui yra labai jautri liga. Laikui eksperimentams su savimi irgi nėra, nes jeigu tu dabar nesigydys ir turim begalę atvejų, kad žmogus po mėnesio, po pusę metų nori grįžti, bet jau dėja gydymo galimybės būna išsengtos, būna likęs laikas tik simptomų malšinimui, liga būna pažengusi. Kitas aspektas, onkologinės ligos dalis žmonių sako, jeigu jau mirsiu, tai mirsiu. Vis tiek atsiranda skausmas, atsiranda kiti simptomai, šopėjimas, tai nėra lengvas ir orus išėjimas. Ir kitas aspektas, kad dažnai čia įsijungia ir marketingas, labai daug stebuklingų priemonių pardavėjų, tačiau jie neneša jokios atsakomybės. Žmogus prisiema savo didžiulę riziką moksliniais tyrimais, neįrodyta gydytojai siūlo moksliniais įrodymais parengtą sistemą. Ir šalia yra priemonių, kurios lengvina ir tuos simptomus ir jų pasireiškimą ir tikrai tai veikia. Tai tikrai žmonėms tai yra aktualu. Dar yra aspektas žmonių, kad dalis naudoja visą gydymą, tačiau tam tikras ar ne papildomas priemonės, kurios veikia, mitybos keitimas, aktyvus sportas, aktyvus fizinis aktyvumas, jie pradeda teikti, kad jie nuo to pasveiko, ar kad cukraus atsisakė, dėl to pasveiko, anuliuodami visą gautą medikamentinį gydymą, chirurginį gydymą, to neakcentuoja, nors žmogus per visą tai praėjo. Tai kaip papildomos priemonės, jos yra veiksmingos, tačiau kaip pakeičiančios gydymą tikrai ne. Ir mes pacientams siūlom ir Lietuvos sveikatos sistema garantuoja, kad jeigu jums tikrai yra šokas, išgirdus diagnozę, šokas priimti siūlomą gydymą, egzistuoja antros medicininės nuomonės galimybė pasikonsultuoti pas kitą specialistą ir tada galbūt priimti tą sprendimą, bet visgi visada gydytis. Aš visiškai pritariu, turbūt jeigu ir kai kurie pacientai klausia, ar galiu atsisakyti visai gydymo ir tą alternatyvę mediciną naudoti, sakau, nebent šalia gydymo, šalia normalaus gydymo, šalia patvirtinto klinikiniais tyrimais gydymo, galit bandyti, ką ir minėjo neringa, ar sportus, sportus tai visiems be išimties rekomenduojam, bet ar eketės, šaltas vanduo, mitybos keitimai. Labai svarbu tik tai turbūt dar ką akcentuoti, kad kartais vienam iš milijono ar dar rečiau būna, kad tai nebūna super agresyvios formos ir ketvirta stadija, net ir tos pačios lokalizacijos vėžio nelygu ketvirtai stadijai tos pačios srities, bet kitos morfologijos vėžiui. Ir galbūt vienas su ketvirtos stadijos geros prognozės vėžių gali ir be aktyvaus gydymo išgyventi 10 ir 15 metų, versus kitas, kuris serga agresyviu vėžiu, sunyksta per kelias dienas savaitės. Tai tas atveju nelygu ir niekada negalima sakyti, ypač dažnai žmonės mėgsta, mano kaimynas sirgo vėžiu ir jam viskas baigėsi stomos maišeliu ir kai stomą uždėjo, suformavo stomą, jis numirė per kelias savaitės ir aš tikrai nenoriu tos stomos maišelio. Nežinant tos tikros situacijos, čia labai irgi turbūt panašia analogija, kai kartais būna ar knygos leidžiamos, ar milijardieriai džiaugiasi, kaip jie nebaigė jokių mokslų, tapo milijardieriais ir tada galima sakyti, kad nereikia jokių mokslų. Tai turbūt mes nežinom tos istorijos, kas nutinka tiem, kurie nebaigė mokslų ir netapo milijardieriais. Turbūt dėja tokių gerokai didesnė dalis. Lygiai tas pats ir su vėžiu sergančiais, galbūt vienam iš milijono ir pasiseka įveikti netradiciniais metodais, bet dėja didžiai dalį reikia
klinikiniais tyrimais patvirtintų gydymo metodų. Tikrai juolab, kad kaip jūs ir kalbate, viskas labai individualu, viskas labai jautru ir kiekvienam žmogui gali būti vis kitaip. Tikrai. Na, jeigu reikėtų įvardinti, pavyzdžiui, sakykime, 3 dalykus, kurie iš tikrųjų padeda sumažinti riziką, kokie tai dalykai būtų, ką žmogus jau galėtų pradėti keisti, sakykime, jau nuo šiandien, nuo dabar, kad sumažinti riziką, susirgti būtent šiomis ligomis? Aš gal pradėsiu, gydytojas papildys, tai pirmas dalykas tai yra fizinis aktyvumas. Fizinis aktyvumas, jo moksliniai tyrimai vis labiau į šią sritį gilinasi ir vis daugėja įrodymų, kad mūsų kūnas yra labai gera cheminė laboratorija, gaminanti labai daug stebuklingų cheminių junginių, kurie įsijungia, kai žmogus aktyviai juda. Ir šioj vietoj tas veikia ir sveikam žmogui, ir tam žmogui, kuris serga bet kurią onkologinę ligą ir jau yra pasikeitęs matymas, kad anksčiau jeigu susirgau, tai guliu. Ne, jei susirgau, ypač einu, tai yra aktyvus ėjimas, jeigu dar žmogus gali įjungti jėgos pratimus, padaryti keletą pritūpimų, keletą atsispaudimų, jei ne nuo grindų, tai nuo sienos. Tai yra labai labai veiksminga. Antras, aišku, yra sveikatai palanki mityba, vartojant kuo daugiau mažiau apdirbto maisto, mažiau apdoroto maisto, daugiau šilto namuose gaminto maisto, atsisakant tų tokių lengvų, greitų angliavandenių, daugiau vartojant skaidulų, daržovių, jeigu mėsa, tai jinai kad būtų neperkepta. Ir trečias aspektas, taigi vėlgi yra rizikos veiksnių šalinimas, tai kad žmogus nerūkytų jokiais būdais, nes tai ne tik plaučių vėžys, bet ir krūva kitų onkologinių susirgymų ir labai riboto alkoholio. Tai 3 dalykai – fizinis aktyvumas, mityba ir rizikos veiksniai. Ir tada turbūt dar pridės gerbiamas docentas. Daugiau labai ką ir nėra pridėti, turbūt pagrindinis dalykas, tai irgi kaip ir profilaktika, tai yra dalyvavimas patikros programuose. Ir kitas labai svarbus aspektas, tai savo šeimos anamnezės irgi žinojimas. Kad kuo sirgo tavo artimiausi giminės, tą irgi labai labai svarbu žinoti ir pagal tai spręsti, ar į kažkurią sritį labiau kreipti dėmesį. Dėl mitybos galbūt dar irgi galima papildyti apie raudoną mėsą, tą ultra perdirbtą, bet daugiau kaip ir visi rizikos veiksmai ir profilaktikos metodai viskas išvardinta. Kalbant šiek tiek apie tas madas, kurios atrodo pasklinda ir mėgstame neretai remtis kažkokią naujieną pasklidusi, nurašant visas kitas aplinkinės situacijas ir tas situacijas, kurias neretai mes patys susikūrėme, štai ir apie jūsų minėtas, sakykime, neturėjimas fizinio aktyvumo, mitybos neprisižiūrėjimas, poilsio ir panašiai. Dabar labai madinga kalbėti apie kortizolį, apie tai, kad visos ligos prasideda nuo mūsų emocinės sveikatos. Kiek tai yra pagrįsta, kiek į tai dar taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kalbant būtent apie vėžinius susirgimus, apie tuos, kuriuos mes kalbame šiandien? Kas tikrai yra labai svarbu ir klinikinių tyrimų yra nemažai atliekama ir vėlgi grįžtame prie sporto, kuris irgi mažina tą ir kortizolio kiekį ir didina endorfinų kiekį, sumažina ir skausmą ir gerina nuotaiką. Tai vienareikšmiškai sportas visom prasmėm yra geras dalykas, tiek savo nuotaikų reguliavimui, tiek svorio reguliavimui ir tiek fizinės bendros būklės gerinimui. Tai vienareikšmiškai taip už sportą. Dėkoju. Na ir mūsų pokalbio pabaigoje, Neringa, dar jūsų noriu klausti, galbūt yra žmonių, kurie apie pagalbos onkologiniams ligonėms asociaciją Pola galbūt išgirsta pirmą kartą, gal kažkada yra girdėję, bet nėra susidūrę. Ar jūs galėtumėte dar taip koncentruotai papasakoti ar kažkam galbūt priminti, kokia tai yra asociacija, kas galėtų kreiptis į jūs, galbūt kokias paslaugas ar pagalbą galbūt jūs teikiate? Dėkui labai. Išties mes esame asociacija, kuri vienyje skirta padėti tiem žmonėm, kurie jau turi diagnozę. Tai tie žmonės, kurie turi diagnozę, gali tapti mūsų bendruomenės nariais, išsiimdami Pola kortelę, kuri veikia kaip narystės biletas. Mes šią kortelę išduodam per savanorius internetu. Žmogui reikia įrodyti, pateikti įrodymą, išrašą iš šią sveikatos, kad jisai tikrai turi patvirtintą onkologinės ligos diagnozę. Paprasčiausia susižinoti būdą, kaip tą padaryti, yra įėjus internetinę svetainę pola.lt. Ką jinai duoda, tai onkologinė liga yra labai
tokia, kaip pasakant, turi didžiulę naštą finansinę ir socioekonominę. Tai žmonėms išlaidos išauga ir kad tai padėti suvaldyti, pola kortelė padeda amortizuoti per krūvą bendradarbiavimo sutarčių. Ir viena esmingiausių, dažniausiai žmonių vertinama, tai yra nuolaida 80% nuolaida viešajam transportui, visur mieste, tarpmiestiniai traukiniai, autobusai. Antras aspektas tai yra nuolaidos kitos įmonėse, vaistinėse, optikose, tyrimų centruose. Dabar labai yra vėlgi pabrėžiamas kultūros ar ne kultūros terapijos, lankymosi kultūros renginiuose vaidmuo, nes tai padeda vėlgi lengviau veikti gydymo kelią. Tai mes turim vėl bendradarbiavimą su daug kultūros įstaigų, muziejų, daug kur lankymasis nemokamas ar žymiai pigesnis, išdalinant per metus kelias tūkstančius kvietimų, taip pat teikiam dietologų, psichologų, teisininkų konsultacijas, nes vėlgi išgirdus diagnozę žmonės dalis gauna pasiūlymą išeiti iš darbo, nepaisant to, kad darbo kodeksas saugo, bet žmogus patiria emocinį spaudimą ir mūsų teisininkai padeda su tuo susidoroti, atremti, rasti argumentus. Tai išties veikiam daugiau nei 10 skirtingų sričių, labai svarbu, kad žmonės nebijotų, kreiptųsi ir tie dažniausiai žmonės, kurie jau turi pola kortelę, sako, išties gaila, kad tik dabar sužinojau, ne taip svarbu, kada diagnozė yra nustatyta, ar dabar, ar prieš metus, ar prieš 3, galima kreiptis pagalbos. Ir kitas aspektas, vėlgi kviečiu ir sveikatos priežiūros specialistus, gydytojus rekomenduoti, nes mes jau ką matom, kad pola dažnai veikia kaip ta jungtis tarp pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigos, padedantis sužinoti, kaip sistema veikia ir labiau pasinaudoti jos kuriamais teikiamais galimybėmis ir privalumais. Aš šiandien nuoširdžiausiai dėkoju Jums už pokalbį, už Jūsų labai brangų skirtą laiką. Radio klausytojams tikrai linkiu ir Jums, ir mums visiems mėgautis gyvenimu, džiaugtis juo, mylėti save, žiūrėti sveikatos savo, pasitikrinti tą sveikatą, nelaukti, kol kažkada kažkas labai skaudės ir tada tik tai jau žiūrėti. Na ir žinot, kaip sako, kai žmogus praserga, pasveiksta po sunkių ligų, jis tada lyg ir pradeda lyg naują gyvenimą, tada pradeda džiaugtis juo, tai noriu linkėti, kad mes visuomet juo džiaugtumėmės ir iki ligos, ir gal duos Dievas, nesusidursime su tuo. Bet šiandien nuoširdžiai dėkoju už tai, kad pasidalijote savo žiniomis ir tikiu, kad ne vienas klausytojas atrado savo naudingų žinių. Labai labai Jums ačiū. Ačiū Jums. Ačiū. Gražios dienos. Kalbėjome su Nacionalinio vėžio centro chirurginės onkologijos centro vadovu, docentu daktaru Audriumi Dulsku ir pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos Pola direktorė Neringa Čekienė. Kartais atrodo, kad apie rimtas ligas geriau negalvoti, atidėti, palikti vėliau, kaip kad kalbėjo mūsų laidos svečiai, bet sveikata neturi to mygtuko priminti vėliau, ar ne, kur mes mėgstame ten kompiuteryje, pavyzdžiui, paspausti, atnaujinimas atkeliavo, tai mes, priminkite man vėliau. Tai šiandien mes išgirdome tikrai labai aiškių žinučių. Vėžys dažnai prasideda tyliai, be skausmo, be aiškių ženklų ir būtent todėl ankstyvas tikrinimasis gali būti tas sprendimas, kuris išgelbsti gyvenimą. Galbūt po šio pokalbio, tikrai verta padaryti vieną mažą, bet labai svarbų žingsnį, pavyzdžiui, užsirašyti tyrimui, pasižiūrėti, galbūt jau buvote pakviesti pasidaryti tą tyrimą. Jeigu kažkas kelia nuojautą negerą, turite kažkokių abejonių, baimių, skambinti savo gydytojui, pasikalbėti su juo ir pasirūpinti savimi, nes gyvenimas nevyksta laukime, jis vyksta dabar ir kartais didžiausia drąsa yra tiesiog nebijoti sužinoti. Sveikam kūne, sveika siela.